atleiskite, viskas nutrūko, vis įrašai ir mes tęsime dabar. Taigi, grįžkime prie mūsų nuostabios, paprastos, ne nuostabios, o paprastos kvadratinės lygties. Taigi, minus 6 plus minus 2 dalinti iš 2, ar ne? Turime 2 sprendinius, gerai, turime 2 sprendinius. Taigi, turime arba minus 6 plus 2, gerai, arba minus 6 minus 2. Tai čia galime atskirti x1 ir x2, ar ne? Tarsi x1, x2. Nežinau, kaip pasirašom, bet tarsi atskiriame. Tai minus 6 minus plus 2. Reikia minus 6 plus 2. Minus 6 plus 2 bus minus 4 iš 2. Ir minus 6 minus 2 bus minus 8 iš 2. Ir mes gausime 2 sprendinius. Čia bus minus 2, o čia bus minus 4. Taigi mes gauname 2 sprendinius šiai kvadratiniai lygčiai. Tai va. Puiku, einam prie kitos ir aš noriu parodyti iš karto, kad A gali būti ir daugiau negu 1. Taigi, turime dar vieną kvadratinę lygtį. Dar vieną paspręskime ją. Ir štai, vėl labai paprasta. Tikiuosi formulę atsimenate, jeigu ne, nieko tokio, aš to ją užrašysiu. Tai diskriminantas lygus b kvadratu minus 4 kart a kart c. Ir mes įsirašykim skaičius gerai. Aš galvoju, yra visai patogu tiesiog įsirašyti formulę skaičius. Taigi, kam yra lygus b? B yra minus 6. Gerai, rašau. Minus 6, ar ne? Gerai. Toliau a yra 2. A yra 2 minus... Va, atsiprašau, 4 paliekame. A yra 2. Čia įrašome 2. Ir tada vietoj c įrašome minus 20 kart minus 20. Oho, kokie dideli skaičiai bus jaučiu. Taigi, 6 vidurų bus 36. Na ir čia vyksta daugybos, o ne minusas ir minusas sandaugų reiškia bus teigiamas atsakymas. Gerai. Ir 4 kart 2, 8, kart 20, 160, tai turėsime plus 160 ir kokie dideli skaičiai, ar gausime kažkokį švarų gražų kvadratą ir šiuo atveju gausime 196 yra lygiai 14 kvadratu, ar ne? Labai mums paprastas kvadratas. Toliau, aš kartais ir mėgstu taip rašyti, x1 ir x2 iš karto atskirti. Man patinka atskirimas iš karto, pavyzdžiui, bet kaip išeina, kaip aš jūs mėgstu labiau mokykloje. Tai tokiu atveju aš iš karto rašau. X turėtų būti minus b plus minus, šiuo atveju plus diskriminantas, šaknis iš diskriminanto. Ir dalinam iš 2a, o po šitas pas tik tai pridėsim diskriminantą. Ir rašom skaičius. Jeigu b yra minus 6, tai minus b bus minus 6 bus tiesiog 6. Tai mes turėsim teigiamą 6. Šaknis iš diskriminanto yra 14. Tai pridėkime 14. Ir daliname, ir galime ir pačio paštrygė 6 minus 14. Ir daliname iš 2a. Jeigu a yra 2, tai 2 kart 2 yra iš 4. Na va, turime 2 sprendimus. Atliekam veiksmus toliau ir gausime 6 plus 14 bus 20 iš 4, o 6 minus 14 bus minus 8 iš 4 ir gausime tokius atsakymus. 20 iš 4 bus 5 ir minus 8 iš 4 bus minus 2. Gerai? Nuostabu. Tai mes apskaičiuojame viską ir galime, taip, tai mūsų sprendimas yra x yra plus 5 arba minus 2. Fantastika. Apskaičiavome, sprendėme mūsų lygtį. Judam toliau, nuo paskutinė lygtis, kurią noriu parodyti, yra šita. Šita yra paskutinė ir kodėl? Nes noriu paklausti, bet jeigu mes įdėsime mūsų formulę diskriminanto, ne, vėl nusipieškime mūsų nuostabią formulę b kvadratu, aš gal žemiau parašysiu, nes kai kam noriu palikti vietos, gerai? B kvadratu minus 4 kart
a kart c. Ar ne? Ir klausimas, kam yra lygu b kvadratu? Kam yra lygu b kvadratu? Ir kartais žmonės galvoja, kad čia yra b. Ar ne? Kad čia yra a, kad čia yra a, b, c. Ar ne? Ir labai suklystumėte, nes kvadratinėje lygtyje mes einam nuo aukščiausio laipsnio. Tai čia būtų, kur yra x kvadratu, čia būtų a, kur yra tiesiog x būtų b, o kur yra nėra jokio x būtų c. Matote, kaip viskas susipainioja. Tai galbūt kartais būna paprasčiau perrašyti kvadratinę lygtį iš eilės, taip sakoma. Tai nuo aukščiausio laipsnio tai būtų x kvadratu, toliau x minus 9x plus 18. Matote, aš sukeičiau vietomis taip, kad būtų iš eilės eilų laipsniai. Galbūt tai bus paprasčiau. A, B, C. Gerai? Nes čia yra A, B, C, o čia buvo A, B, C. Kodėl? Aukščiausias laipsnis, x kvadratu yra A koeficientas, x yra B, o kur nėra x yra C. Gerai? Galbūt tai jums supaprastins išspręsti šias lygtis. Gerai, tai šiuo atveju galime spręsti. Vėl, man patinka įsirašyti į formulę skaičius, tai šiuo atveju b yra minus 9. B yra minus 9. Tai minus 9 kvadratu. Minus 4a yra šiuo atveju 1. O c, o dieve, c yra 18. Aš jaučiu, kad čia man reikės atlikti matematikos veiksmus, o ne kart 18. Gerai? Puiku. Tai mes turime 81 minus 4 kart 1 kart 18 bus 72 ir gausime 9, vėlgi labai lengvas kvadratas ir jau rašot, kaip jums paprasčiau. Arba taip rašote x1, 2, arba apačioje rašote x1 ir x2, bet dažniau mėgsta šitaip kažkaip rašyti, tai tą ir palikime variantą. Na ir turime minus b, tai b yra minus 9, tai reiškia, turėsime 9 plus minus šaknis iš 9 ir daliname viską iš 2, nes 2 kart 1. Tai va, turime 2 sprendinius, tai kur turime 9 plus arba minus 3 dalinti iš 2. Tai šiuo atveju x1 ir x2 mūsų sprendimai bus tokie. 9 plus 3, tai 9, tai bus 12 iš 2, arba 9 minus 3 bus 6 iš 2 ir gausime sprendinius 6 arba 3. Tai va, tai viskas, ką reikia žinoti apie diskriminantą, iš tikro nėra taip sudėtinga, jis tik tai atrodo labai įtartinas, labai bet galime gana paprastai viską išspręsti. Svarbiausia yra įdėti statyti į formulę koeficientus A, B ir C. Ir tą viską išspręsime. Jeigu norite daugiau kvadratinių lygčių sprendimų, tai galėsiu įkelti dar vieną video, kur sprendžiu sudėtingesnės kvadratinės lygtis. Tai tiek šiandienai ir iki.